Veidas aštrus kaip stiklas duria, už nugaros užvertos durys, scena tuščia, spektaklio pabaiga. Skausmo, tamsos, tylos ir baimės, ten, kur nėra nei lašelio meilės, jau nusileido uždanga juoda. Šalyje skelbiama visuotinė tylos minutė negrįžusiems tremtiniams atminti. Kviečiame juos pagerbti tylos minute. Ačiū. Pačius sopulingiausius išvežimo vaizdus galėjai matyti geležinkelio stotyse, kur žmonės tarytum kokius gyvulius pakraudavo į prekinius vagonus. Kur mus veža? Kodėl? Už ką? Klausinėjo vieni kitų negandos užkluptieji. Sugrūdo visus į traukinio vagonus. Vietoje nuostabaus birželio, alyvų žydėjimo, jų laukia šalta, ledų neištirpdanti, niūri svetima, beveik be žalumos amžino įšalo, bado, skurdo žemė, Sibiras. Gerbėmieji susirinkusieji, nenumaldomai slenka laikas, tačiau kaip anksčiau, taip ir dabar, laisvos Lietuvos žemėje tyliai ošia platus miškai, šviečia skaisti saulė, gyvena laisvi Lietuvos žmonės. Ir vis labiau toliau nuo mūsų tolsta tie žiaurūs represijos metai. Birželio 14-ąją, tai atminties diena. Atminties, kad mūsų tėvynė brendo ir Sibiro toliuose, kad už jos laisvę buvo kovojama ir Lietuvos miškuose. Lietuvoje beveik nėra nė vienos šeimos, giminės, kurių nebūtų palietusių tremtinių dalia. Kodėl tiems žmonėms buvo skirtas toks negailestingas likimas, tokia negailestinga lemtis? Daugybė kodėl taip ir liko be atsako. Pasijautę vaikais, prisiglaudę prie tėvo kojų, esi man viskuo ir už tai Dieve tau dėkoju. Oi, sakalėli, kortų lakiau, kokį žinelį tu man nešioji, kas įginojo, kas įgirdė, toj mylimoj šalelį, kas įginojo, kas įgirdė, toj mylimoj šalelį. Aišku, buvo nusitaikyta daugiausiai į Lietuvos žmonių elitą, taip norėdami sumenkinti Lietuvos valstybę, Lietuvos tautą. Bet žmonės gyvendami ir tremti, jie tikėjo, kad Lietuva bus laisva ir jie galės sugrįžti į Lietuvą. Mes patys tikimės ir vilėmės, kad juodasis birželis niekada nebesugrįš. Bet reikia žinoti, kad be tikėjimo ir vilties nebus ir ateities. 130 000 žmonių buvo, 130 000 žmonių buvo ištremta per visą Lietuvą. Ir 70% moterų ir vaikų. Ir tik tai 60 000 turėjo laimę sugrįžti atgal. Tai šiandien mes
minim gedulą, bet šiandien mes turim ir didžiulę viltį, kad tie dalykai daugiau niekada nepasikartotų. kad būsime išvežti už Uralo žemės galo. Į alkanas dienas bei naktis žiūrėsime giltinį į akis. Sudie, mėlieji tėviškės kloniai, žaliuojantys laukai, pievos, apsamanojęs gimtasis name, sodas išbraidytais takeliais ir dūzgiančiomis bitutėmis. Malonus tėviškės dangau ir taip staiga pasibaigusios nerūpestingos vaikystės dienos. Mes įsitikinę, kad tėvynė kaip bendri visų Lietuvos žmonių namai yra neįkainojama vertybė, kurią išsaugoti reikia ne tik aukoti gyvybę, bet ir dirbti, kentėti, sąžiningai vykdyti aukštas bei kuklias pareigas. Šio gebėjimo norime mokytis iš savo tėvų, brolių ir seserų, už šią vertybę sumokėjusių didžiausią kainą. Maldaukime Dievą apdovanoti žuvusiuosius amžinuoju atlygiu, o mus gyvuosius dosniu palaiminimu, kad sugebėtume gyventi jau ne dėl savęs, bet dėl artimo ir jo, mūsų kūrėjo ir teisėjo. Viešpatie, šventasis tėve, tu panorėjai, kad tavo sūnaus kryžius būtų visų palaiminimų šaltinis ir visų malonių priežastis. Būk maloningas mums, pastačiusiems šį kryžių kaip savo tikėjimo ženklą ir padaryk, kad žemę nuolat vėdinasi su Kristaus kančios slėpiniu pasiektume amžiną pasigalimo džiaugsmą. Prašom per Kristų mūsų viešpatį. Jūs vardus amžinai